Taip, tai laba diena. Laba diena, 10 valandų. Vakar minėjome Tarptautinę Alzheimerio lygos dieną. Šiandien susirinkome į šią apskritojo stalo diskusiją, renginį, kurio pavadiname Demencija niekieno klausimas, ar jau metas nacionaliniai demencijos strategijai. Šiandienos renginys organizuojamas minint pasaulinį Alzheimerio lygos mėnesį, kuris suteikia kontekstą daugiau sužinoti apie šią būklę, pažinti su ją susijusius iššūkius, įsiklausyti į demenciją turinčių asmenų patirtis, įvertinti aktualius ir spręstinus klausimus. Alzheimeris ir demencija, šios dvi sąvokos dažnai painiojamos visuomenėje, tačiau Alzheimerio liga tai yra viena iš priežasčių demencijos būklėje atsirasti. Ir demenciją turintys asmenys yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, tačiau nors Lietuva yra viena iš 194 pasaulio sveikatos organizacijos narių, kurio įsipareigojusi iki 2025 parengti demencijos strategiją, tačiau šios būklės poreikis suprasti, pažinti, apsaugoti šiuo metu Lietuvoje vis dar nėra sisteminių sprendimų. Taigi apie demenciją, kokia tai būklė ir kokie poreikiai, kokie reikalingi sprendimai ir kokios yra asmeninės patirtys, šiandien ir pasikalbėsime. Aš esu Monika Ošmenskienė, Seimo narė, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė, o šalia manęs yra ir renginį moderuoti padės Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė, kuriai žodį ir noriu perduoti. Labai ačiū, gerbiama Monika. Labai esu tikrai nuoširdžiai dėkinga už kvietimą atvykti šitą erdvę, kalbėti šitą tikrai labai svarbią temą visiems. Esu Ieva Petkutė, atstovauju Asociaciją Demencija Lietuvoje. Noriu porą sakinių pasakyti apie organizaciją. Tai yra labai jauna organizacija, kuri atsirado, tiesą sakant, projekto kontekste. Projektas yra tas, apie kurį mes pašnekėsim šiandieną, tai yra demencijos strategijos link, situacijos analizė ir informatumo didinimas. Ir šitas projektas įgyvendinamas Aktyvių piliečių fondo, kuris yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės lėšomis dalis. Tai pats projektas iš esmės pakvietė, sąlygojo, kad mes negalim žiūrėti į situaciją, neturėdami žmonių, kurie susiduria su ta situacija. Ir tuo momentu matėm, kad mes Lietuvoje neturime organizacijos, kuri atstovauja šitą tikslinę grupę. Kaip organizacija mes esame įtraukti jau dabar į Alzheimer Europe, Alzheimer Disease International, tai yra dvi pagrindinės pasaulinės organizacijos, kuris atstovauja demenciją turinčių asmenų interesus. Ir iš tikrųjų jų atžvilgių buvo stebėtina, kad Lietuva vis dėlto aukštų pajamų šalis neturėjo atstovo šitoje srityje. Ir kodėl neturėjo, manau, kad šiandienos pokalbiai labai iliustruos tas aplinkybės. Asociacija, nors labai jauna, dabar jau yra subūrusi 700 narių. Iš jų mažiau negu 1% yra iš tikrųjų demenciją turintys asmenys. Dauguma yra globojantis ir antra pagal dydį grupė yra dirbantys specialistai. Tai šitas faktas jog pasako, kad patys išgyvenantis šitą būklę žmonės, jie nėra atstovaujantys save šiandieną. Tai mes šiandien susibūrę į šitą pokalbį, turim tokį pilietinį pokalbį apie tai, kaip mes rūpinamės pažeidžiamiausią visuomenės grupę, kokia iš tikrųjų yra demenciją turintys asmenys. Iš tikrųjų, kai mąstėme apie šito renginio pavadinimą, jis tikrai toks provokuojantis truputėlį. Ir kodėl? Dėl to, kad kalbant su patiriančiais šitą situaciją asmenimis, jie iš tikrųjų jaučia, kad tai yra jų ir tik jų klausimas. Ir tų, kurie išgyvena šitą būklę, vėlgi, kadangi jie patys už save nekalba, o išgyvenama situacija tikrai labai daug turi spragų, yra toks jausmas, kad tame sprendime dalyvaujančios institucijos daugiau mato savo terpę. Ir šitas renginys tai yra toks tikrai į dialogą, į tokį savitarpio supratimą kvietimas žengti už tos labai pažįstamos mūsų organizacijos, mūsų praktikos ribų į tą tokią truputį galbūt nesaugią erdvę ir tiesiog turėti smalsumą pažinti, geriau suprasti, bet taip pat priimti kitų nežinojimą. Turėti tokį tikrai produktyvų
kartais ir nusunkų, bet tikrai visiems naudingą dialogą. Labai labai dėkoju už šitą renginį ir gražinu žodį Monikai Ošmetskienei.